fizinių asmens duomenys, kurių tikrai yra nemažai. Aš turiu minty pono Valevičiaus skunde, kur administracijos darbuotojų pavardės ten minimos ir kitų. Ar mes neturėtumėm tiesiog, kad klausimai būtų nagrinėjami uždarai, dalyvaujant be abejo pareiškėjui to, kuris klausimas yra, nes nuostatai jam tokią teisę suteikia, bet jeigu kartais posėdėje dalyvauja išoriniai asmenys, tai galbūt, nežinau, čia pasitarkim, ar mes dėl asmens duomenų, gal matau, yra ir teisininkas, nes man jau praeitą kartą buvo, kadangi kodėl neiškilo, aš gerbiamas Audriau pabaigsiu, tik tai pirmas tas didysis mūsų ilgasis, vadinkim ar ne, posėdis, jisai dar buvo iki tų nuostatų reglamento mūsų pakeitimo savivaldybės ir ten buvo mūsų posėdžiai netransliuojami ir dauguma buvo vietoje, ne nuotoliu. Bet dabar, tai kažkaip galvoju, nežinau, tiesą sakant, įsivertinkime, kad paskui, jei kuris iš tų privačių asmenų, kur tikrai yra galbūt ir paminėtas, ir mes norime, jeigu kalbos turėsime minėti tam tikrus duomenis asmens, tai kad mes kažkur nepalystumėm po asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimais. Tokias tik tai mano pamąstymas, bet pasitarkime tiesiog, kad aš turiu minty, kad jeigu nesusijęs asmuo su tuo svarstomu klausimu, tai jo laikinai paprašyti atsijungti kažkaip ir prisijungti tik tai svarstant tą klausimą, kuris yra jau susijęs konkrečiai su juo. Tai aš nežinau, tiesiog galbūt ir teisininkas galėtų šiuo atveju kokį komentarą, bet matau, kad ir kolega aš. Tai čia tik tai mano toks pasvarstymas būtų galima. Kad įsivertinkim, kad paskui nes aš matau, kad čia yra pakankamai ir jautru, ir audringa. Ir visokie tam tikri, pasakymai, kur taip jau aštresni ir bent administracinės atsakomybės ribos, tai aš nežinau, tiesiog siūlyčiau. Tai toks kaip mano tokia pozicija. Pastaba tokia, bet atkreipti dėmesį į kolegą. Atsakai tą klausimą, kuris susijęs su, kad su pareiškėjai, be abejo, jie gali būti, bet aš nežinau, ar yra dar trečiųjų asmenų, kurie čia dalyvauja panašiai, tai tiesiog gal, kad dalyvautų tik tai tie, kas susijęs su tuo klausimu svarstomo, kažkaip tai tam momentu. Iš nežinau techniškai, ar tai yra įmanoma kažkaip atjungti, bet man IT specialistai sako, kad tokia galimybė yra, tai nežinau, tiesiog pasitikti. Supratom. Galimybės. Audriau, jūs kažką matau? Jo, aš noriu labas vakaras visiems. Tai aš visiškai pritariu gerbiamos Vilmos Banauskienės komisijos narės išsakytai pozicijai. Bet vieną kartą. Vilma, jeigu jūs pastebėjot, tai visi protingi sprendimai ir tas, kas eina teisėta tvarka, tai visą laiką pritarsiu. Tai aš manyčiau, kad tą mums reikėjo anksčiau padaryti, nes matom, kokios aistros kyla ir kiek įvairių niuansų kyla iš to ir diskusijų ir tam tikrų spaudimų per žiniasklaidos priemonės ir panašiai. Tai aš siūlyčiau vieno to pačio klausimo einam. Atkreipti dėmesį į mūsų veiklos nuostatas ir pabandyti pradėti jau vadovautis veiklos nuostatas, kas jose yra numatyta. Bendrojo dalyje antras punktas būtent apie tai kalba, ką jūs gerbiama Vilma pasakėte. Tai aš manyčiau, kad šiuo atveju reikėtų daryti užduotis į nagrinėjimą klausimą, kviestis tą asmenį, kuris pateikė skundą, jeigu jisai nori dalyvauti.
Tai aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai, su 100%. 100, jo. Kita vertus, aš nežinau, be abejo, archyvuojant įstatyme, jeigu kažkas nori susipažinti su komisijos ar įrašu, ar protokolu, tai bet kuriuo atveju tvarka yra nustatyta, kaip tą galima padaryti ir tuo pačiu ir užtikrinant galimybę, nes tokiu atveju, kad tretiesiems asmenims ta informacija nebus atskleista, tai čia jau tada atsakomybė yra toks, kuris jau tokią informaciją gautų iš savivaldybės administracijos. Aš nežinau, aš tiesiog tokį, dar gal tikslinga būtų teisininkas, kad gal čia aš hiperbolizuoju, bet man tas asmens duomenų toksai, kada mes pradėjom vardinti ir ten tikrai ir žmonių, kurie absoliučiai nei vieši, nei jokių būdų, nei kažką. Tai vat dėl to, dėl kas yra dėl politikų ar dėl komisijos reikiamė narių, tai aš tikrai nematau problemos, mūsų tokia dalia jau ir čia mes to neišvengsime, bet tik tai, nežinau, kiek yra tikslinga tiems, kurie nesusijęs tuo klausimu, kažkokias ten detalės, kurios yra su asmens duomenimis, žinoti ir girdėti. Aš galiu Vilma, kad daug nekalbėti, aš galiu iš veiklos nuostatų bendrosios dalies paskaityti. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymu, Europos parlamento ir tarybos reglamentų 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kurio panaikinama direktyva nurodyta 95/6. Jo, tai direktyva, kuri perkelta į įstatymą asmens duomenų. Jo, tai čia iš bendrosios dalies, o vėlgi yra penktas punktas 15 pozicija. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra vieši, išskyrus atvejai, kai posėdžio metu svarstomi klausimai susijusi su informacija, kuri sudaro valstybės tarnybos komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį. Tai aš šiuo atveju, sakykime, kolegos, kodėl, nes aš mačiau skundų medžiagose, jeigu mes tos skundus vis tiek nagrinėsime, tai ir gerbiamos pretendentės, sakykime, vienos pareiškėjos ir kito pareiškėjo ir trečio pareiškėjo dokumentuose yra tikrai ir jų pačių daug asmens duomenų, pavyzdžiui, apie turimą ir valdomą turtą, adresus ir panašiai, ką mes turėsime neabejotinai svarstyti ir įgarsinti. Tai aš tik tai tiesiog nusaugodama tą, kad, nežinau, čia aišku, bet kažkaip aš galvoju, kad mes turime šitą atkreipti dėmesį, kad tretieji asmenys yra tie, kuriems vis tiek mes tai privalom užtikrinti tuos asmens duomenų įstatyme nustatytų reikalavimų vykdymą. Tai čia tiesiog nežinau, gal paprašykim kolegos, aš labai nežinau, bet nematau pirmininko, bet šitą gal Tomas tegul pirmiau teisininkas savo. Atsiprašau, kolegos. Jeigu sutinkat, kolegos, jeigu jūs nieko prieš man, tai Jurgita, aš nežinau, ta prasme. Jie dar irgi matau kelią ranką. Ir esu dar ranką, tai matau čia. Aš norėčiau pirmiausia Tomą iš jūsų išgirsti. Tomai, girdit jūs mane? Taip, labą dieną dar kartą. Dar iš tikrųjų komisija gali nuspręsti uždarą posėdį daryti, kviečiant tik atskirus pareiškėjus ir kaip ir tarybos nariai, komisijos nariai minėjo, tikrai tuose skunduose ir prašymuose tikrai yra tų duomenų, kurie leidžia identifikuoti tiek asmenų valdomus turtus, tiek gyvenamasis vietas, net kai kuriais atvejais. Tai aš manyčiau, kad čia jau asmens duomenys tikrai į tą PDR patenka. Ir saugiau būtų galbūt uždarą posėdį nagrinėti ir kiekvieną kviečiantis atskirai.
Ir bet kuriuo atveju pareiškėjas, vis tiek jisai turi teisę ir tikrai nieks jam to ne. Bet tokiu atveju, na, yra jau tam tikra atsakomybė dėl to, kad kiek tie duomenys nebūtų atskleisti trečiosioms šalims, tai tokiu atveju. Pritariu, aš irgi jautriu, kad būtų uždaras posėdis ir tiesiog Kaip tai nepradėti, klausimas turi būti vartom, pradėti. tai tas pareiškėjas ir Kaip ne? gali būti tada. Negalima, pirmininkas Pirmininkas turi pasakyti. Tai esminius dalykus dabar daro. Jūs sakėte savo nuomonę, tai ką mes dabar? Pradedam vieną klausimą svarstyti ir kaip tai pareiškėjai pasiliekam pas save, reiškia, šitoj salėje. Tai kitus paprašom išeikit. Net negalvoja. Taip, iki tol teisėjai. Galim išeiti, kokios skirtumas. Aš nenoriu. Kodėl aš neišėjau? Jie bijo, kad girdės, kaip ant tavį varo ar kitas. Apie turto, nu, apie turtų. Ir mes galime prieš posėdį nuspręsti, ar tai yra uždaras, mes galime balsuoti. Ne, mes turime posėdžio metu. Svarstant, priimti sprendimą. Priimti sprendimą ir dabar jau Revaldas teisingai pasakė, to žmogaus, kurios svarstamas klausimas, tai tegu dalyvauja, jūs galite papirti. Mes nematom, kas čia šneka. Kitų tiesiog paprašyti paskambinti, jo. Tai aš tikrai Nu tai jie turi Bet būti dabar atsijungę. žiūrėkit techniniai tokie dalykai, nes čia matau visi mes čia susijungę. Parodykit visų komisijos narių veidus. Ne, jie nenori rodyti, Dar kaip gal jie dalyvavo, parodo. ar mes turim kokių trečiųjų asmenų, kurie nesusiję Aš niekaip negaliu. su svarstomais Ne, klausimais. kadangi aš nesuprantu, Bet nieko, aš kitos nenoriu. dalyvauja posėdyje. Pirmininkas buvo sakęs Yra išsiųsti. gautas redakcijos prašymas prisijungti. Aš persiunčiau Almai šitą dalyką. Ir dar prisijungimą pirmininkas sakė išsiųsti sodų bendrijos valinis pirmininkiai. Jo, nes ten vienas iš pareiškėjų pareiškė, kad nori, kad irgi dalyvautų tavo klausimų svarstymė, nes jisai Ten šiaip yra... susijęs tas klausimas su bendryje, tai aš galvoju, kad logiška. O tai yra prisijungimas? Aš nematau. Man atrodo, kad nėra. Dabar aš nematau nieko. Aš matau tik tai mūsų gerbiamus komisijos narius, tai gerbiamą Mantą, gerbiamą Audrių, gerbiamą Jurgitą, matau Evaldą, ir Ričardą, ir Jūrius Ponius. Bet mačiau, buvo prisijungusi. Dar aš matau dar Saulių ir Merę, o ar čia tik tai kad kvietimai jiems išsiųsti? Vytenis gal gali pasakyti, jūs ten daugiau suprantat negu aš atvirai pasakius šitam teimse. Kolegos, aš tai siūlau gal nesiblaškyti. Jeigu mes priimam sprendimą uždarą posėdį, tai tada prašom, kad Vytenis atjungtų visus kitus, kurie čia dalyvauja, paprašom svečius išeiti, pakviesim juos, kai nagrinėsim, kai pasitvirtinsim darbotvarkę, kai pradėsim nagrinėti klausimus. O jeigu kažkas prisijungęs, tai Neisiu. Ar jūs galėtumėte paskambinti tada, kad prisijungtų, bet dabar čia nurodo vėl? Kaip darbotvarkė Jeigu patvirtinta. atviras posėdis, tai tada... Tai nežinau, žinai. Kaip? Tai tada mes išeinam visai. Tai tu pasakyk, kad atviras posėdis, tu sutinki su atviru posėdžiu, nueik ir pasakyk. Aš gavau pranešimą, kad dalyvauti ir aš atvykau ir aš niekur neinu. Aš kaip paprašiau iki posėdžio darbo tokio pasitarti savo mintį, kad iki posėdžio mes... Pasakyk, kad sutinki, kad visi dalyvautų ir viskas, baigta būtų. Čia dėl tavęs viskas eina. Dėl to BDR. Ir taip, kolegos, kaip mes sprendžiam toliau posėdžio eigą? Reikia jungti įrašymą tada ir turim tada jau priiminėti sprendimus, kaip mes toliau veisim posėdį. Pradėti posėdį ir tada spręsti dėl... Tai mes išsakėm nuomonę, pritarėm Vilmo siūlymui daryti uždarą. Bent aš pritarėm. Ne, tai aš galvoju, kad... Atsiprašau, man tai jūs dar nekalbėjot. Taip, tai turbūt turėtume įsitraukti klausimą į darbotvarkę, aš taip suprantu, ir tada Mes reikalavom, kad būtų šitas nutraukiamas posėdis, sekantis posėdis organizuojamas realiai, fiziškai visiems dalyvaujant. Jeigu procedūriškai, o kolegos
reiškia, šitam tokiam, reiškia, kaip sakant, dalyvauti. Kaip sakant, jis turi būti organizuojamas realiai, visiems dalyvaujant. Kartu. Jo. Prašau, Tu pas, kadangi tavo pirmas pradėti posėdį ir tai tada teisė kas yra. turi visą laiką dėl darbotvarkės yra ir dėl Bet mes pasisakymų, galime dėl posėdžio vedimo. Tai Uždavą aš atsisakyti. tikrai aš nieko prieš tą savo siūlymą išsakyti, o jeigu pirmininkas teiks balsavimui, tai tada galvoju, kad jis spręstų iš karto ir tada jau būtų darbotvarkės tvirtinimas vėliau, išsprendus tą procedūrinį klausimą dėl to, ar atviras ar uždaras posėdis. Kągi, supratau, daugiau yra norinčių pasisakyti iš komisijos. Nematau daugiau. Tai ką tada, Alma leidžiam įrašą? Pradėtas įrašymas. Gerai, Rimutė, gerai supratau. Jo, nevažiuok, bet čia gerai supratau. Kągi tada, labą dieną dar kartą gerbiami kolegos. Tikrai noriu padėkoti, kad radot nuo savo užimtų darbų ir nuo savo įtempto dienotvarkės rasti laiko. Ačiū, noriu padėkoti savo pavaduotojui Jarošovui, kuris tikrai ėmėsi rimtos iniciatyvos. Šiandien dienai mes turim posėdį. Ir šitas posėdis skelbimas antikorupcinės Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcinės posėdis. Šiandien turim 24 metų, sausio 4 dieną. Posėdžio dienotvarkėje yra 4 klausimai. Šitie 4 klausimai buvo išsiųstinėti jums, gerbiami kolegos nariai, juos gal man pakartoti, ar ne, tada aš noriu juos supažindinti su šitais klausimais, ar man skaityti juos. Vilma, jūs prašau. Ne, aš tiesiog norėčiau, gerbiamas pirmininkė, dėl paties posėdžio vedimo tvarkos pasisakyti, bet tai gal jūs jau... Aš tai gal sakiau, ponė Vilma, aš supažindinu su dienotvarkės klausimais ir tada mes keliaujame. Tada laikausi eilę, kad norėčiau pasisakyti. Bet tada tai klausimai. Taip, tada mes gerbiami kolegos tęsiam toliau, tada reiškia, ir mes turim dienotvarkėje 4 klausimus suplanuotus, jūs dienotvarkėje visi gavote, tai reiškia, gal tos klausimus tikrai, ar Audriau jūs dar kažką? Tai aš tiesiog norėsiu pateikti siūlymus dėl darbotvarkės, bet tik tai po to, kai Vilma pateiks siūlymus dėl procedūrinių veiksmų posėdžio vedimo. Ne, tai aš gerbiami kolegos, aš kaip sakiau, aš dabar pristatau dienotvarkę, mes dienotvarkėje turim 5 klausimus ir toliau keliaujam, kai buvom apsitarę prieš posėdį. Yra dar kažkas kažkokiu. Ne. Aš kėliau ranką, tai tik tai dėl pasitikslinimų, iš pradžių sakėt 4, tai aš norėjau pasiklausyti, ar tai yra su darbotvarkė. Aš atsiprašau, pas mane buvo dienuose, tie turėjo, paskui 5 klausimas, tai 5. Aš gal dar prisimsiu gal tada, jeigu čia, ar man kartuosis, ar jūs turite visą šitą? Gal tikslų vardan įvardinkite siūlomą projektą. Gerai, aš įvardinu. Dienotvarkės pirmas klausimas dėl Romo Balevičiaus pirmojo skundo nagrinėjimo, toliau antras klausimas dėl Omos Brokovenkos skundo nagrinėjimo, trečias klausimas dėl Romo Balevičiaus antro skundo nagrinėjimo, ketvirtas klausimas dėl Albino Audijaičio skundo nagrinėjimo ir penktas dėl viešųjų pirkimų analizės ir grafiko. Ką tada? Dienotvarkė, gerbiami kolegos, aš jums pristačiau, dabar prašom, ponė Vilma, kai jūs sakėte dėl procedūrinių vedimų komisijos, tai prašom sakykite savo nuomonę. Aš jau vieną kartą po to mūsų ilgojo vadinamojo posėdžio, kuris įvyko, pradėjus svarstyti pirmojo iš pareiškėjų skundą, tą mintį tokią turėjau dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų ir dėl to, ar mes neturėtume klausimų, kuriuose, nes tikrai pareiškėjų skunduose ir dabar darbotvarkės projekte, kur yra nemažai asmens duomenų, fizinių asmenų, kurie niekaip nėra net ir viešų asmenų, kai kurie asmens duomenys apie turtą, apie valdomą ir apie kitus dalykus, adresai, ten, kurie mes turėsime nagrinėti tuose skunduose aplinkybės nurodomos,
Tai aš tiesiog norėčiau, kad būtų įvertinta ir su kolegom pasitarti dėl galimybės svarstyti klausimus uždarame posėdyje. Tai yra tik, tuos kviečiant kiekvienų atskirų klausimų, tuos asmenys, kurie yra konkrečiai susiję su svarstomu klausimu. Juo labiau, kad vis tiek yra tam tikra tvarka, kuomet jeigu yra motyvuoti prašymai susipažinti su komisijos posėdžių medžiaga, tai tokia galimybė savivaldybės administracijoje pagal reglamentą yra. Jeigu kažkam iškiltų klausimų, tai tiesiog mano toksai siūlymas, kad vis tik tai įvertinti PDR, bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir šitus klausimus, kuriuose yra fizinių asmenų duomenys, tai svarstyti uždarą posėdį ir aš siūlyčiau posėdį tiesiog daryti uždarą. Audrius, prašom, jūs. Pritariu komisijos narės Vygomos Danauskienės siūlymui, gan aš apie tai senai jau irgi galvojau ir mes tą galime drąsiai daryti, nes tai apibrėžia mūsų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai. Ačiū. Evaldas. Evaldai, jūs. Aš taip pat pritariu Vilmai Danauskienei, kad būtų uždaras posėdis dėl duomenų apsaugos. Dar daugiau kas turit? Jurgita, jūs turit? Taip. Taip, turiu. Taip, pritariu aš sakytai nuomonė ir Vilmos Danauskienės siūlymui. Mantas, jūs? Aš taip pat pritariu ir kaip ir Vilma minėjo, čia iš esmės netgi viešųjų asmenų tai duomenys, kaip duomenys, jau pasirinko tą atlikimą, bet pačių pareiškėjų skundų duomenys taip pat ten yra skleidžiami ir aš manau, kad jiems patiems būtų naudingiau tiesiog padaryti. Apie tam tikrus, sakykime, ir hipotekos veiksmai ir išaiškinti, kad vieši, nemanau, kad tai yra ta informacija, apie fizinį asmenį, turėtų būti išviešinta, ar jisai turi reikalų su antstoliais, ar teismais, ar dar su kažkuo, nes tai yra jo paties pasirinkimas. Jeigu jisai norės, jis gali eiti ir tuos duomenis viešinti, bet komisija tikrai neturėtų šito dalyko daryti, nes mes privalome laikytis tas gali. Teisė gali. O mes nenorim. Aš dabar tik kolegos per ranką turiu. Spjauti ir išeiti. Statut reiškia taip, aš turiu teikti šitą klausimą balsavimui ir komisija pritarė ar nepritarė uždaram posėdžiui. Taip, pareiškėjau dabar perskaityti. Pareiškėjai prašo žodžių. Dabar po kol kas jiems dar nieko, mes nepradėjom nieko svarstyti, pareiškėjai nieko nedaryti. Pirmiausia, mes Kaipgi negali kalbėti? Apie ką mes čia kalbam? Žiūrėkit, kolegos, aš nemanau, kad čia kažkas tai bus tokio, sprendimą priimsime mes, bet jeigu žmonės nori pasisakyti, nebūkime čia kažkokie, nežinau. Jie turi teisę išsakyti tą nuomonę ir mes ją išgirskime, sprendimą priimsime mes. Aš tavo siūlymo neatsiimu ir prašysiu jį teikti balsavimą. Kągi, aš tada kalbu, tai jeigu gali ten trumpai pareiškėjas, kas ten nori pareiškėjas? Aišku pasakyti, kad mes susitikėm. Jisai žino viską, ką sakyti. Varsovės. Matot, eilinį kartą komisija yra biškį vaidinama. Tiek teisininkų, tiek gal patys, aišku, mes čia visi susirinkę, kaip čia pasakyti, iš neprofesionalos sferos teisinės, bet yra toks korupcijos prevencijos įstatymas, vienas iš prevencijos kertinių akmenų, tai yra viešumas. Šiuo atveju, kas liečia visus mus, mes vienas apie kitą viską žinom ir kur gyvenam, ir kaip, ir ką turim, ir ko neturim, ir kokie klausimai yra nagrinėjami. Taip, kad čia yra paprasčiausias noras
dalies antikorupcijos komisijos narių nuslėpti tiesą. Todėl mes apskritai, mes šiandien susirenkam kelintą kartą visi nuotoliu. Pavyzdžiui, ir teisininkas čia pats sėdi už sienos, bet jis bijosi ateiti čia. Gerbiamas pareiškėjau, prašau pasakykit savo nuomonę ir toliau viskas. Jūs išsakėt savo nuomonę, kad reiškia jūs, mes išgirdom. Mes visi trys, mes ne aš, bet mes visi trys reikalaujam, kad jie būtų vieši, visiems dalyvaujant, nes nėra čia ko slėpti. Teisybė yra teisybė. Ne, gerbiamas pareiškėjau, mes tikrai... Ir netgi, gerbiamas pirmininkė, nėra tokio įstatymo ir nėra čia tų duomenų, kurie būtų ribojami įstatymo skleidimu. Nėra. Aš su tom sutinku, kad būtų vieši. Klausykit, Vilma, prašau jūs ir tada tęsim toliau. Aš noriu, kad gerbiami pareiškėjai atskirtų kelis dalykus. Mes sugerbėme jūsų norą, kad jūs vienas nuo kito ir nuo visuomenės nenorit nieko slėpti. Mes irgi tikrai nieko nenorime nei slėpti, nei nieko, bent jau aš. Bet tikrai manau, kad tai, kas yra jūsų noras ir čia pasakymas, kad mes neprieštaraujam ir panašiai, nuo mūsų, kaip viešojo administravimo šiuo atveju subjektų, atsakomybės dėl įstatymo reikalavimų vykdymo ir laikymosi nenuima. Apie ką čia kalbi? Nu apie ką tu čia kalbi? Tai jūs neklaidinkit žmonių. Bandant sudaryti įspūdį, kad tai yra vienas kažkoks klausimas. Mes turime atskirus klausimus, atskiromis temomis, su atskirais pareiškėjais ir atskirais fabulom ir ta prasme turiniu. Ir kiekvieną iš jų privalome nagrinėti kaip atskirą. Mes negalime nagrinėti kaip kažkokio tai bendro formaliai, kad kažkur kažkas korupcijos galbūt įstatyme palindo arba pažeidžia. Tai kaip jūs, kad ir minėjote, būtent šitas korupcijos prevencijos įstatymas ir yra tas vienas iš įstatymų, kuris mums būtent ir įpareigoja laikytis ir asmens duomenų apsaugos įstatymų. Jį reikia persiskaityti. Mes negalime ignoruoti, nes tas susitarimas užstarės, kad aš tau leidžiu ir tu apie mane gali viską sakyti. Atsiprašau, aš tik tai gerbėmieji, labai trumpai, kadangi mes dar nepradėjome nagrinėti, bet jeigu jūs visi susipažinę su skundų, pareiškėjų skunduose esama medžiaga, jos tikrai yra daug ir kiekvienu atveju, tai pasižiūrėkime, tai tokius duomenys apie, kad turimo ir valdomo nekilnojamojo turto, kadastrai, registrai, man nervai sukilo, aš bijau, kad buvo Kristaus. Ar nebuvo sąjunga ir panašiai, mes juos antikorupcijos posėdžiai vieši, viskas, identifikaciniai dalykai. Aš noriu, tai yra nusvarsto tavo klausimą, aš klausau. Įstatymė deklaruota, tas yra. Duomenys. Tai tiesiog, nežinau. Pone Vilma, nusišnekė. Nusišnekė man galvas vardą. Antikorupcijos posėdžiai komisijos vieši. Aš noriu tik tai gerbiami komisijos nariai, gerbiamas pirmininkė, irgi priminti jums prie save pasidėjęs veiklos nuostatus. 42 punktas. Komisija turi teisę apklausti kviesti į komisijos posėdį, reikalauti papildomų paaiškinimų žodžiu ir raštu. Komisija, nusprendusi skundą padavusį asmenį kviesti į komisijos posėdį, komisijos posėdžio laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Gerbiami kolegos, aš neprisimenu, kad mes būtume svarstę klausimą dėl kvietimo šių asmenų į posėdį ir pasisakymą. Aš tik tai tokia pastabą. Dabar aš nesupratau jūsų. Reiškia, jeigu mes kviečiam pareiškėją, tai čia mes turim nuspręsti
Kviečiam ar nekviečiam? Tai komisija, tai yra aiškiai parašyta. Komisija nusprendusi skundą padariusi asmenį kviesti į komisijos posėdį, privalo jį informuoti apie komisijos posėdį laiką. Tu įstatymus pasiskaityk, biškį. Aš čia tik tai žiniai jums. Ką tu žini? Tu įstatymą pasiskaityk. Aš prašau mano siūlymą teikti balsavimui, gerbiamas pirmininkas. Tai kas už tai, kad sakėte, aš išgirdau jūsų ir supratau, kad čia reiškia, mes į tą posėdį dabar jau pradėjom, aš teikiu svarstymui, ar mes šių komisijoje pateiktus klausimus, 5 turim omeny, darome uždarą posėdį ar atvirą. Ką balsuojam tada, kas už tai, kad posėdis uždaras. Aš gal patikslinsiu, kad mes turime spręsti dėl posėdžio, bet ne klausimų svarstymo, nes galbūt šiandien dienai uždarame posėdyje išsiaiškinus su pareiškėjais apklausus, mes kituose posėdžiuose jau galėsime svarstyti, neįvardinant ir žinant, kas jau yra asmens duomenys ir jų tiesiog jau neviešinant, galima bus svarstyti ir atviruose, bet aš kalbu apie tai, kad šiandien mes turėtumėm posėdį daryti uždarą. Dėl posėdžio uždaro. Turim balsuoti dėl posėdžio, bet dėl klausimų. Gerai, kas už tai, kad posėdis būtų uždaras? Audriau. Už. Mantai, jūs matau. Už. Jurgita. Už. Jūs, ponė Lina. Už. Evaldai, jūs. Už. Ričardai, jūs. Už. Aš susilaikau. Taip, mes 6-1 reiškia posėdis bus uždaras. Kągi tada keliaujam toliau. Vilma, jūs turite šitą Ana, jūra viskas įrašas ten pasumti. Taip, įrašas yra, ar tai reiškia, kad dabar liks tik pirmo klausimo skundo. Ne, dabar taip, turi ponė Barankavienė ir ponas Albinas išeiti iš salės. Teisingai? Tai turi ir atjungti, jeigu kas turi trečių, ten yra ir palaukti pirmo klausimo, Aš tai išeinu. nereikalinga, Aš visai nedalyvauju. savivaldybės prisijungia, kurie ne prie to, tai tiesiog atsijungti. Atsijungti sodų bendrijos pirmininkę. O jie paskui prisijungs prie Tomai, ką jūs? Aš kaip tyčia palaukčiau. Tai tu Procedūriškai manyčiau, kad nebus pasišalinti salės ir balsavimo darbotvarkę, bet pagrindinę pakviesti, nes dabar palikti kaip dalį darbotvarkės, tai manau, kad tik nubalsavus už darbotvarkę, pirmą skundą pateikėjas. Aš ne kaip visai išvažiuoju. Viskas. Nes jau neturėjo teisės daryti uždarą. Tegul įstatymus pasiskaito. Jeigu kas aš nematau, Kol nebus daroma taip, tai priklauso pagal įstatymą. Tai čia.